Tai tavo žmona dirba, o tu sėdi be darbo tik tokia. Tipiškas Lietuvos gyventojas. Русскиня чего, бля? Ты вообще, ты что ты это мелешь? Jo, sako, kieta. Ar tau patinka, kad aš ateinu? Taip. Man patinka, kad tu būni, kad tu dažnai ateini. Jo. Žinau, bet noriu žinoti, kokio tu amžiaus. Man 26 metai. Я не рускиня. Ты рускиня? Ты. Русская? Вот так надо писать. Ответ нет. Я литовка. Žilauk, žmonas, ką valgyti padarys. O, jauna. Ką reiškia jauna? Man, pavyzdžiui, kaip žmogui, patinka vyresnė. Man vis nepatinka berniukai jauni. Mano amžiaus, pavyzdžiui. Visiškai. Štai ir tu viskas. Kai žiūriu. Bet žinot, va čia tai, prikolina vaikinas, bet realiai yra gyvenime va tokius dalykas, kad žmona eina dirbti, vaikus prižiūri, grįžta vyras tik tokas skrolina, grįžta po darbo ir toks vyras. Tai ko, blėte, tai gerai, net 40 nėra. Tu nesenas visiškai. Ir sako, davai marš į virtuvę daryti man, valgyti ten, vaikus žiūrėti. Vaikus aš prižiūriu. Sako, ir dėl to aš duodu jai pisiuko. Žiūriu. Bom dia. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo tu día? Говори по-болгарски. Иди ты нахуй. Он будет мне говорить, на каком мне говорить. 26 metai. Almantai, sveiki. Mano problema, kad aš nefiltruoju bazarų. Aš kalbu kaip zonska. Labas. Ir tai kartais žaidžia žmonės. Toks gyvenimas. Tai irgi reikia duoti. Gerai. Žirgo galva. Aš dėl tavo bazaro ir ateinu, sako. Kiek kalbų mokai, 5 kalbas mokau. Helai. Labas, Vytautė. Koks gražus vardas? Vytautė. Vytautė ar Vytautė? Vytautė. Sveika. Kiek tau metų? Tapina hebrytę, faina mergičkę. Jo, tapinkit. Tapinkit, blėt, bent jau. Nors 10 štukių pritapinkit. Ateina čia invalidai, pasėdė. Ką jūs ten darot su savo rankom, aš nežinau, bet tikrai netapinat. Tai tavo vardas Goda, bet kodėl tu užsivadinai Vytautė? Nesuprantu, aš tokių vaikų. Kokia tavo mėgstamiausia pamoka? Pasakyk. Hello everyone, hola amigos. Nežinau, sako. Supratau. Pabendrauti linksma, ačiū, kad seki mane. Man čia iš kokio miesto? Iš Vilniaus. Jo, ačiū, kas tapino labai. Aš turėčiau 3 eiti masažą ir prieš masažą aš norėčiau nueiti į sauną. Norėčiau pašildyti savo kaulus. Ne tau. Ačiū, žirgo galva, tu irgi. Sveikatos tavo žmonai. Ne tau sakiau. O, kaip sunku susišnekėti šiandien. Gerai, o dabar pasakom, kurį jūsų mėgstamiausia tiktokerė? Kas jūsų mėgstamiausia tiktokerė? Kas jūsų mėgstamiausia streamerė? Beautiful, thank you so much. It's everything you heard here.
here. Everywhere. Elena, ką? Man, Elena. Ką? Kodėl nori visus sukiršinti? Aš nenoriu sukiršinti žmonių. Yeah, I had a massage yesterday, so now my body all hurts, like everything, everywhere. And tomorrow I have to go in another massage. And after a week, I had to go same in massage because my whole right side had a lot of blocks. Yeah. Kažką masažo reikia. Taip, man. Thank you. See the one I can see. Aš gerą objektą turiu Stokholmas savo. Eina savo. Aš tikiu tavim. Aš tikiuosi, kad tu ne tik vaizdutėm prikepsi, bet ir man kokį nors universą prikepsi. Ateisi toks, oi, Elena, 100 metų, va tau dovana. Tu kažkada mano dieną praskaidrinai. Arba va tau liūtas. Vat būtų fan. Elena, koks tavo mesas? Kas yra mesas? Bet tu, žiūrėk, aš nesuprantu žargonų šiuolaikinių. Aš tokia senų pažiūrų, aš nesuprantu, kas yra mesas. Kas yra Goda Vytautė mesas? Messengeris. Kas yra messengeris? Turiu Instagramą. Tai Elena Hazard 14 mano Instagramas galite susirasti. Ačiū, kad tapinį foksai. Nereikia su manim susiskambinti. Oda, tu ką? Ne. Aš nedraugiška esu. Nėra FP. Hola, hermosa. Hola, mi amigo. Bye, bye, beautiful girl. Bye, bye. Goodbye. Everything hurt. That's not easy. Elena bijo atslėpti telefoną. Ne tai, kad aš bijau atslėpti telefoną, aš tiesiog labai nemėgstu bendrauti. Aš ne toks žmogus, kuris sėdi čatuose ir ten chatina su visais. Ne. Taip, tam ir yra esmė, kad aš esu labai draugiška. Nu, taip, aš nedraugiška. Ne, aš nedraugiška, čia yra skiriasi. Aš esu komunikabili, bet aš nesu draugiška. Aš esu atvira, bet aš neprisileidžiu žmonių. Tiesiog, mano toks būdas. Aš suprantu, aš nesuprantu.